Labadiena. Šiandien vėl kalbame apie technologijas ir inovacijas, kurios kasdienybėje tiesiogiai ar ne visai paliečia mus. Šis pokalbių ciklas kartu yra tiesioginė įžanga į inovacijų parodą Technorama, kuri gegužės 29 dieną visus sukvies į KTU Santakos slėnį Kaune. Inovacijų parodą Technorama jau daugiau negu 20 metų organizuoja Kauno technologijos universitetas drauge su partneriais. Tad drąsiai galima teigti, kad tai vienas ilgiausiai gyvuojančių Lietuvoje mokslo populiarinimo renginių. Technorama dažnam kūrėjui tampa pirmąja vieta, kurį savo inovaciją, savo kūriamo produktą pristato plačiai visuomeniai. O pristatyti tikrai yra kam, kadangi pačią parodą aplanko daugiau negu 1500 dalyvių. Be pristatymo galimybių plačiai visuomeniai ir komisijai dalyviai varžosi ir dėl piniginių prizinių fondų. Nuo šią akimirką prizinis fondas siekia daugiau negu 10 000 eurų. Tad dalyvauti tikrai verta. Norintys dalyvauti kūrėjai, tiek pradedantieji, tiek jau pažengę, gali tai padaryti užsiregistravę platformoje technorama.ktu.edu. Labai laukiame dalyvių ir, kaip ir minėjau, dalyvauti tikrai verta. Na, o dabar pakalbėsime apie šios dienos temą. Jeigu apsidairytume aplinkui ir pasižiūrėtume į daiktus, kurie mus supa, tai galime teigti, kad kiekvienas iš jų savo gyvavimo pradžioje buvo kažkur gamybinėje linijoje, fabrike, ceche ar kažkokiose dirbtuvėse. Na, pavyzdžiui, kad ir šis krėslas, ant kurio aš sėdžiu. Nebejoju, kad jam pagaminti buvo reikalingos įvairios technologinės inovacijos, automatizuoti procesai ar kita. Bet apie tai išsamiau pakalbėsime su šios srities ekspertė, kurią dabar ir norėčiau pristatyti. Taigi šiandien svečiuose turime KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto gamybos inžinerijos katedros docentę, mokslų daktarę bei šios katedros vedėją Rūtą Rimašauskienę. Sveiki, Rūta. Tai visgi ir pakalbėsime būtent apie tą gamybos pramonę, apie automatizaciją ir robotizaciją. Šie du žodžiai iš tikrųjų dabartiniuose kontekstuose vartojami labai dažnai ir galbūt plačiai visuomenė nėra tiek dažnai sutinkami kasdieninėme gyvenime, tačiau, kaip ir pati ką tik paminėjau, jie yra mums tikrai labai svarbus. Tai aš norėjau paklausti, kodėl įmonėms yra aktuali automatizacija, robotizacija, kokią tai naudą atneša pačiai gamybos pramoniai? Tai apie automatizaciją iš tiesų galim kalbėti ir robotizaciją iš kelių perspektyvų. Ir yra keletas priežasčių, jeigu kalbant apie įmonės, kurios, tarkim, savo veiklą vykdo mažesniuose miestuose, tai tikrai jiems yra poreikis žmonių ir ten yra žmonių trūkumas didžiulis. Tai jie stengiasi savo problemas išspręsti automatizaciją. Automatizuojasi procesus. Kitu atveju įmonės tos, kurios yra labiau pažangios, siekia automatizuoti savo procesus tam, kad greičiau, kokybiškiau gamintų produktus. Lygiai taip pat, jeigu darbo vieta yra kažkokia, tarkim, pavojinga sveikatai, tai taip pat žymiai paprasčiau turbūt pakeisti robotų žmogų, kad jisai atliktų tam tikras funkcijas. Bet jeigu kalbame apie tą technologinę pažangą, tarkime, iš to vartotojo pusės, iš mano pusės, ar man yra aktuali automatizacija gamybos pramonės ir panašiai, ir kiek tai yra aktualu, kokios technologinės inovacijos yra man kaip žmogui, kaip paprastam, jeigu taip galima tą savoką pavartoti, yra aktualios? Tai kaip ir minėjote turbūt pokalbio pradžioje, kad mes visi gyvenam technologijų pasaulyje. Kiekvienas turim prie savęs kažkokį išmanų įrenginį tikriausiai. Tai išmanus laikrodis, išmanus telefonas. Kiekvieną dieną mes naudojamės, tarkim, sportuojame, naudodami tam tikras programėlės. Savo vaikų dienynus tikriname TAMO, taip pat elektroninėme dienyne, ar ne. Galim kalbėti apie, tarkim, net tokias elementarius dalykus kaip kraujo paėmimas, kad žmogui nesukelt ar vaikui nesukelt streso, naudojama virtuali realybė, virtualios realybės akiniai, ar ne? Vaikas arba suaugęs žmogus, kuris bijo adatų kraujo, jisai tiesiog atsipalaiduoja žiūrėdamas tam tikrus vaizdus ir be jokio streso atliekama procedūra. Tai iš tiesų technologijos mus supa labai plačiai,
turbūt visose gyvenimo srityse. Ir manau, kad žengiant į priekį, tai tų technologijų tik tai daugės. Ir kaip ir gyvename, tie, kas labiau domisi technologijom, tai išmanūs namai, tarkim, ar ne, galim pasitikrinti šaldytuvo turinį, koks jisai yra, galim tiesiog nebūdami namuose. Lygiai taip pat, tarkim, galim, turėdami išmanų dušą, ar ne, žinot, kiek vandens mes sunaudojom tam tikrų momentų ir taip toliau. O dabar grįžkime prie Technoramos ir prie mūsų inovacijų parodos. Ir iš tikrųjų, iš partnerių, iš rėmėjų pusės labai nemažas skaičius ateina iš gamybinių įmonių, kurie yra suinteresuoti, kad būtent jiems kaip verslui būtų kuriamos inovacijos, įvairios technologijos ar produktai, kurie galėtų pagerinti jų kaip pramonės tiesiog darbo dieną, jeigu taip galiu pasakyti. Tai galbūt galit kažkiek pristatyti, kokie iššūkiai yra aktualūs gamybinėms įmonėms. Na, tai tebūnie tai būna įkvėpimas Technoramoje dalyvausantiems, kurie galbūt ir norėtų ir turėtų kažkokių savo įgūdžių ir skilsų, kuriuos galėtų panaudoti kuriant, tačiau ne visiškai yra susipažinę su būtent šita gamybos pramonės rytimi. Tai galbūt galit pristatyti tuos iššūkius, kokie yra aktualūs ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai iššūkių tikriausiai, kalbant apie inovacijas, yra taip pat įvairių. Tai kaip mes žiūrėsime tas inovacijas? Ar mes kalbėsim apie inovaciją, kad mes kuriame produktą nuo nulio, ar ne? Ir mes tada atliekame rinkos analizę, stebim, ko reikia mūsų klientui, ko iš mūsų tikisi. Kitas dalykas, ar mes tiesiog taikome inovaciją kaip kažkokią naują technologiją, naują metodą įmoniai, kuri to neturi, tiesiog neturėjo prieš tai, ar ne? Tai tos inovacijos yra tokios skirtingų lygių. Tai kuriant naujus produktus, tai žinoma, reikia žiūrėti iš tiesų, ko rinkai reikia, koks yra kliento poreikis. Ir manau, kad reikia įvairių sričių specialistų, inžinierių, kad jie dalyvautų tam kūrybinėme darbe ir tiesiog sukurtų tokį produktą, kokio reikia. Tai iš esmės reikėtų kalbėtis, taip pasakysiu, tiesiogiai su pramonė ir tik jie gali pasakyti, kadangi kiekvienas sritis nėra tokių bendrinių tų iššūkių, kurie galbūt vienai ar kitai pramonės krypčiai yra aktualūs visiems be jokių išlygų. Ar tai yra tik tais orientuoti į, tarkime, vieną ar kitą įmonę ir jau čia reikėtų su jais individualiai kalbėti? Aš manau, kad tam tikri metodai, iš tiesų, jeigu mes kalbėtumėm, tarkim, apie kokybės užtikrinimą ar ne, tai tam tikri metodai tikrai gali būti pritaikomi skirtingose įmonėse, tokie patys, tiesiog šiek tiek pakeičiami ar nepritaikomi specifiniams kažkokiams procesams specifiniams. Tačiau kalbant apie technologinius sprendimus, jeigu mums reikia automatizuoti liniją, robotizuoti liniją ar ne, tai tikrai priklauso nuo gaminamo produkto, koks jisai yra. Tai skirtingai nuo produkto, žinoma, mes ir kalbam tada apie inžinieriaus darbą, apie projektuotojo darbą, jisai atsižvelgiant į tuos produktus, kuria automatizuotą liniją ir, žinoma, vėliau pritaiko gamybos procesui. Suderina ir taip toliau. O kalbant apie multidiscipliniškumą, kas irgi yra labai svarbu šiems laikams, kad iš esmės netgi yra ta mintis, kad technologijos ar nauji produktai negimsta be multidiscipliniškumo. Tai paprastai pasakysiu, su kuo labiausiai bendrauja ir draugauja inžinieriai, tie kuriantys pramoniai, be ko neapseina šiai akimirkai. Tai tikrai multidiscipliniškumas yra svarbus dalykas ir manau, kad inžinieriai bendrauja labai daug tarpusavyje, nes jeigu kalbame apie inžineriją, tai yra labai plati sritis. Ir tai yra ir mechanikos inžinieriai, ir gamybos inžinieriai, elektronikos, statybos ir taip toliau. Tai mes čia galėtumėm vardinti turbūt pakankamai ilgai, bet bendrauja iš tiesų tarpusavyje ir ko dar reikėtų, tai tikriausiai vėlgi, priklausomai kokia tai yra sritis, ar ne? Jeigu tai yra kažkokia susijusi su medicina, tai be abejo mums šalia reikės ir gydytojo, kuris supranta tuos dalykus susijusius su žmogaus organizmu, ar ne?
Kiti dalykai turbūt, kurie susiję ir su socialiniais mokslais, tai bendravimas, komunikacija, bendravimas su klientais, tai daug visokių ir tų, kaip mes vadinam, inžinieriai minkštųjų savybių, kurios taip pat yra reikalingos. Tai turbūt visa visuma tam tikrų savybių yra reikalinga šiuolaikiniam žmogui. Nors aš manau, kad jaunimas iš tiesų, jauni žmonės, jie su tikrai tam tikrais įgūdžiais jau ateina pas mus į universitetą. Tai... O kalbant būtent apie tuos ateinančius į universitetą, čia pat jau pavasarys, čia pat egzaminai, kurie bus ir pasirinkimas į tolimesnį savo kelią, į universitetą, kokią studijų kryptį rinktis ir panašiai. Jūs pati atstovaujate inžinerijos krypties mokslus, tai jeigu prisimintumėt, kaip kilo idėja pasirinkti šitas studijas, nes taip aš pasakysiu šiek tiek stereotipiškai, jeigu kalbant apie inžinerijos krypties mokslus, tai dažniausiai tai galbūt netgi statistiškai paėmus, tai yra dominuojanti vyrų sritis. Ir kaip pačiai kilo mintis būtent pasirinkti inžinerijos krypties studijas ir galbūt galite pasidalinti patarimais tiems, kurie būtent dabar ateina pasirinkimų metas. Tai turbūt nesiskiriu ir aš nuo šiuolaikinio jaunimo, blaškiausi ir aš daug, bet tai turbūt yra natūralu, kiekvienas žmogus sprendžia savo tolimesnį gyvenimą ir stengiasi pasirinkti tą geriausią kelią, tai iš tiesų blaškiausi tarp keleto disciplinų. Viena iš jų, kuri man buvo ypatingai įdomi, tai buvo chemija, bet susiklostė aplinkybės taip, kad atsidūriau mechanikos inžinerijos fakultete ir baigiau ten ir bakalaurą, vėliau magistrantūrą gamybos inžinerijos ir toliau tęsiau savo karjerą doktorantūros studijose. Ir po šiai dienai esu tenais, tame pačiame fakultete. Iš tiesų, taip, turbūt tenka dirbti daugiau su ta vyriškąja kompanija fakultete, bet tikrai pastebim, kad po truputėlį mažai žingsniais merginos išdrįsta rinktis inžineriją ir tikrai labai sveikinu tą drąsą, nes savo žiniomis, savo kompetencijomis jos tikrai nenusileidžia vaikinams ir puikiausiai gali atlikti užduotis ir kartais atlieka jas gal net ir kruopščiau, kur iš tikrųjų gal labai gerai, kai gali dirbti komandoje, ar ne, ir kaip yra viena mergina, tai tarkim, ko nepabaigia vaikinai, tai dažniausiai iki pabaigos priveda grupėje esanti mergina. Tai turbūt, ką patarčiau iš tiesų šiuolaikiniam jaunimui, tiem besirenkantiem, besiblaškantiem, kokią studijų programą pasirinkti, tai inžinerija iš tiesų atveria labai plačius kelius. Ir bendraujant su įvairių įmonių atstovais, vadovais, ką mes nuolatos išgirstam, kad jaunimui, aišku, vežam savo studentus, rodom iš tikrųjų realybėje tuos vykstančius gamybinius procesus. Ir ką išgirstam iš įmonės vadovų, kad paskatinimą rinktis inžinerinės studijas, nes baigus inžinerinės studijas iš tiesų darbą susirasti yra labai paprasta. Tiesiog, jeigu baigiate inžinerijos studijas, ar ne, jūs galite dirbti tiek gamybos vadovų, tarkim, ar ne, tiek projektuotojų, tiek kokybės vadovų ir taip toliau. Tai iš tiesų turbūt visko neišvardinsiu, bet yra labai daug galimybių. Dar priminsiu ir pridėsiu prie tų pačių galimybių, kad galite ne tik tais rinktis darbo vietą, bet ją ir sukurti, sukurdami naują produktą, technologiją ar įkurdami savo įmonę, kas dažnai ir būna technoramos dalyvių sekantis vienas iš žingsnių tolimesnių, jeigu pasiseka, jeigu yra gerai įvertinam ir panašiai. Ir galbūt galėtumėt pabaigai kažką patarti technoramos dalyviams, būtent iš inžinerinės krypties, kurie ateis gamybos inžinerinės krypties, ką svarbu paminėti, pristatant savo darbą, tarkime, jeigu turime iš įmonės atstovų, gamybinių įmonių ir panašiai, kurie žiūri inovacijas, kas jiems yra aktualu ir panašiai, vertina, kokius elementus ar aspektus būtų galima dalyviams paminėti, parodyti, pristatant savo darbą būtent technoramos metu. Tai aš manau, kad tikrai labai svarbu
tas inovatyvumas, naujumas, ar ne, ką naujo sukuria iš produkto pritaikomumas, kur galima pritaikyti tą produktą, medžiagiškumas gal kartais taip pat yra labai svarbus, tam tikros pritaikymas sumanių medžiagų, tarkim, sumanių technologijų, dirbtinio intelekto, tai va tokie turbūt pagrindiniai dalykai, ką studentai turėtų pristatyti, nes turbūt tie tokie paprasti produktai daugelio atveju tampa nebeįdomus ir nebeaktualūs. Tas inovatyvumo, unikalumo elementas yra vienas kertinių aspektų ir čia priminsiu, kad net ir mūsų vertinimo kriterijuose, Technoramos vertinimo kriterijuose tai yra vienas didžiausių elementų ir šiais metais atskleisiu, kad turėsime partnerių būtent iš gamybos pramonės srities, tad jūsų pateikti patarimai, manau, tikrai bus vertingi tiems, kas mus žiūri. Tai ačiū labai už šitą pokalbį, buvo tikrai įdomu pasikalbėti ir norėčiau dar kartą pristatyti, kasgi buvo pas mus svečiuose. Tai ačiū už pokalbį, sakau, KTU mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto gamybos inžinerijos katedros docentai, mokslų daktariai bei šios katedros vedėjai Rūtai Rimašauskienei. Ačiū Jums. Ir visiems tiems, kurie mūsų žiūri, norėčiau priminti, kad registracija į inovacijų parodą Technorama jau yra atverta. Registruotis gali visi, tiek studentai, tiek startuoliai, tiek mokslo grupės. Jeigu tik tais turite inovaciją, kuri galėtų būti įdomi plačiai visuomeniai, drąsiai registruokitės, kadangi prizinis fondas jau šią akimirką siekia daugiau negu 10 000 eurų. Tad dalyvauti tikrai yra dėl ko. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.